Barcelona. Varom į Barsą. Sagara. Ok, visgi privalau šiek tiek pasiaiškinti. Tas vaizdas, kurį matėt mašinoj, susuktas greitai labai, kad neįmanoma nieko suprast, tai ne šiaip savo dėl to, kad dėl nevykusio mikrofono ten neįmanoma nieko suprast, ką aš ten šneku. O iš tikrųjų aš ten pasakojau, ką aš čia veikiu toj Barcelonoj. Tai sutrumpintai, pamenat tą greičiausią mano vairuotojas įvyką? Ta. Tai va, tai jeigu akylesni lenktynių fanai matė dar keletą pažįstamų veidų su manim keliaujančių į Barceloną, tai taip, aš čia atvykau su Rimo Racing komanda lenktyniauti šį savaitgalį Barcelonos 24 valandų lenktynėse. Tai ir dabar aš turiu taip paaiškinti, kadangi per savo nevykėliškumą, technikos nesuvokimą nesusitvarkau su garsu filmukuose ir dar nesusitvarkau su baltos per ryškios šviesos įspėjimo panaikinimu, kurį irgi akylesnės akys, manau, matysite filmukuose, bet aš tik mokausi. O šiaip tai filmukai šiek tiek vėluoja, tai reiškia, tai ką jūs žiūrite šiandien iš tikrųjų vyko vakar ir savaitgalio 24 valandų lenktynėse aš lenktyniausiu kartu su Martynu Samuičiu, jums jau matytų filmuke, Robertu Kupčiuku ir komandos Rimo Racing generolu Rimantu Blažulioniu. Tai iki ryto.